Dabar dažnai girdime įvairias idėjas, kaip žmonija gali sumažinti savo neigiamą poveikį gamtai. Įvedami nauji standartai, pristatomi politikos pakeitimai, vyksta įvairios akcijos, kitaip žinomi ekologiški produktai, kuriamos inovatyvios pakuotės ir taip toliau. Saugoti gamtą iš tikrųjų yra labai svarbu ir tikriausiai nerastume žmonių, kurie sakytų priešingai. Tačiau klaidų neįmanoma išvengti ir kai kurie sprendimai yra tiesiog kvaili arba virsta juokingų istorijų dalimi. Bet kuris daiktas, nesvarbu ekologiškas ar ne, pirmiausia turi veikti. Jis turi tarnauti žmogui. Neveikiantis daiktas yra šiukšlė, o šiukšlė nėra draugiška aplinkai, nesvarbu kaip ir iš ko ji buvo pagaminta. Pats tvariausias, ekologiškiausias įrankis bus žalingas gamtai, jei vos pagamintas keliaus į sąvartyną. Juk jo gamybai, logistikai, pardavimui reikėjo energijos ir medžiagų, kurias buvo galima nukreipti kažkur kitur. Sveiki, su jumis tinklalaidė Permanent Mazgas ir aš, Nuodum LT autorius Povilas Mažeika. Pastarosius porą dešimtmečių mūsų naudojamas medžiagas, transportą, energetiką ar kitas gyvenimo sritis tiesiog formuoja ir įrėmina aplinkosaugos politiką. Kai kurie priimami sprendimai iš tikrųjų padeda aplinkai ir netgi patinka žmonėms, o kiti yra netokie sėkmingi. Šioje laidoje papasakosiu 5 kiek juokingas istorijas apie dalykus, kurie turėtų būti ir galbūt netgi yra ekologiški, bet iš tikrųjų neveikia arba tiesiog nėra naudojami. Iš karto noriu pasakyti, kad nenoriu ir neketinu vertinti šių sprendimų ir šių dalykų kaip sėkmingų ar nesėkmingų vien poveikio aplinkai mažinimo požiūrių. Žinau, kad komentarai bus būtent apie tai, bet šie dalykai yra kiek juokingi ir kvaili nepriklausomai nuo to, ar jie turi kažkokią teigiamą įtaką aplinkosaugai ar ne. Be to, kai kurie iš paminėtų dalykų gali būti geri, bet jiems tiesiog reikia labai papildomo darbo, papildomo laiko, technologijos turi pajudėti į priekį ir jie bus sėkmingi, bet kol kas tokiais nėra. Nenoriu, kad manytumėte, kad aš esu prieš aplinkai draugiškus sprendimus, prieš aplinkosaugą. Taip tikrai nėra, tiesiog šiame kelyje, kaip ir visose žmonijos keliuose, pasitaiko tokių juokingų paklydimų ir suklupimų ir aš noriu jums papasakoti 5 tokius pastebėjimus, 5 tokias istorijas. Bet prieš tai pakviesiu jūs užsukti į šio įrašo aprašymą, kur rasite kelias aktualias nuorodas. Tai yra nuorodos į kelis rekomenduojamus straipsnius, taip pat Nuodum LT socialinius tinklus ir Nuodum LT Contribui, kur galite tapti svetainės ir šios tinklalaidės rėmėjais. Ačiū visiems, kurie renkasi palaikyti Nuodum LT projektą, ačiū visiems, kurie skaito, klauso ir žiūri. Mes žinome, kad dalis mūsų priimamų sprendimų, turinčių padėti saugoti aplinką, yra kvaili. Aš net nenoriu sakyti kvaili, bet mes suprantame, kad kai kurie iš mūsų tų aplinkosauginių sprendimų yra nepasverti, nepamatuoti ir tiesiog yra kvaili. Pavyzdžiui, mes žinome, kad kelti savo pramonį nepasiekiamus standartus iki tos ribos, kai gamyba tiesiog iškeliama į kitas šalis, kur tie standartai neegzistuoja, yra kvaila. Drausti ūkininkams naudoti chemikalus ir tada importuoti javus ir maistą iš šalių, kurios tuos chemikalus naudoja masiškai, yra kvaila. Atsisakyti atominės energetikos visada yra kvaila, bet ypač tai kvaila daryti, deklaruojant tvirtą aplinkosaugos politiką ir importuojant energiją iš šalių, kurios turi tą atominę energetiką. Žmonės gerai supranta, kad reikia neteršti gamtos, bent jau daugelis žmonių tai supranta, tačiau tikri pokyčiai prasideda tada, kai pristatomi patogūs sprendimai. Pavyzdžiui, jei traukinys iš Kauno į Varšuvą važiuotų tik porą valandų, būtų mažiau žmonių, kurie rinktųsi lėktuvus ar savo nuosavus automobilius. Tai yra važiavimas traukiniu, ta ekologiškesnė transporto priemonė būtų priimtinesnis vien dėl patogumo, o ne tik dėl ekologijos. Būtent taip atrodo ta tikroji ekologija, kai pristatomi sprendimai yra ir draugiški aplinkai, ir draugiški žmonėms. Bet pradėkime nuo šio to, ką naudojama kiekvieną savaitę – pirkinių krepšelių. Šį laidos segmentą pavadinau vargas dėl maišelių. Iš tikrųjų to vargo nėra labai daug, bet yra tokių įdomių dalykų ir įdomių tyrimų, kuriuos aš pastebėjau. Daugkartiniai pirkinių maišeliai nėra naujiena, todėl žmonės juos priima labai lengvai, juos naudojame netgi mano vaikystėje. Daugybė žmonių į parduotuvės tiesiog atsineša savo maišelius ir nemato dėl to didelės problemos, net nelaiko to kažkokio ekologiško sprendimu. Patogu ir šiukšlių mažiau. Bet pasirodo, problemų gali būti. Pasirodo, daugkartinio naudojimo maišeliai dažnai tampa bakterijų veisyklomis. Vienas tyrimas daugkartinio naudojimo maišeliuose aptiko nemažai bakterijų, kurios buvo vis pamaitinamos naujomis maisto medžiagomis, naujais produktais tų apsipirkimų metu.
Tarp tų bakterijų buvo ir tokių, kurios potencialiai gali tapti ligų sukėlėjais. Aišku, šios problemos pavyksta išvengti, kai maišelis tiesiog išplaunamas, vanduo su muilu pražudo 99% tų bakterijų, tačiau kitas tyrimas išsiaiškino, kad savo daugkartinius pirkinių maišelius plauna gal tik 3% žmonių. 3%. Taigi, jeigu skolintės pirkinių maišelį iš savo draugų, pažįstamų, kaimynų, turėkite tai omenyje, kad tas maišelis gali būti neišplautas ir gali turėti potencialiai ligas sukeliančių bakterijų. Bet gerai, tai nėra nesąmonė, tiesiog reikia valyti savo daiktus ir visi tai žinome, bet būna ir blogiau. Kitas pasirinkimas yra vienkartiniai, bet biologiškai suyrantis maišeliai. Bet per kiek laiko jie turėtų suirti? Pastebėjau, kad kartais žmonės skundžiasi, kad jie suyra per greitai, tai yra suyra dar parduotuvėse arba sandėliuose, taip ir nepasiekia parduotuvę. Pasirodo, tai būna, ypač jeigu į tą siuntą, į tą maišelių siuntą patenka šiek tiek vandens, tie maišeliai gali suirti taip ir nepanaudoti. O kartais jie nesuyra labai ilgai. 2015 metais Plimuto universiteto studentai sode užkasė keletą maišelių, kurie buvo pažymėti kaip biologiškai skaidūs. Jie juos užkasė tiesiog purve, žemėje, taip suteikdami jiems idealias sąlygas suirti, jeigu jie iš tikrųjų yra biologiškai suyrantis. Jie juos paliko 3 metus, tai yra paliko juos su augalais, su besikeičiančiais metų laikais ir paliko juos ten ramiai gulėti purve 3 metus. Po 3 metų jie iškasė tos maišelius ir pastebėjo, kad jie ne tik liko nepažeisti, nesuirę, bet dar buvo pakankamai stiprus, kad paneštų porą kilogramų pirkinių. Galbūt reikėjo daugiau laiko, taip galbūt, bet per 3 metus tas maišelis turėjo bent jau pradėti irti ir jie buvo visiškai stiprus, visi maišeliai buvo visiškai stiprus ir nepažeisti. Ir taip yra dėl to, kad pažymėti maišelį, kad jis yra biologiškai skaidus, buvo labai lengva. Ar jis skaidus? Na taip, per 10 metų suyra ir biologiškai skaidus, suyra per savaitę irgi biologiškai skaidus. Aišku, dabar tie standartai jau yra griežtinami, bet tai tiesiog nėra labai gerai apgalvotas sritis ir tos ekologiškos pakuotės, maišeliai, dėžės reikalauja šiek tiek daugiau medžiagų mokslininkų darbo. Bet Naudų Maltė yra svetainė apie techniką, todėl pakalbėkime apie techniką. Šios laidos viršelyje yra tankas, kurį puola pelė ir parašyta, kad tankus graužia pelės. Iš tikrųjų, tankas ten pasirinktas labai iliustratyviai, karinė technika graužia pelės. Šiuo metu tarp jos galbūt nėra tankų, bent jau nėra tokios informacijos, bet karinė technika graužia pelės. Ir kuo čia dėta aplinkosauga? Kai aplinkosaugoje norime pasiekti tikrą teigiamą poveikį, globalų teigiamą poveikį, viskas turi būti šiek tiek švariau, šiek tiek geriau, šiek tiek protingiau. Bet ekologinėje politikoje vis tiek reikia šiokių tokių ribų, kurios apsaugotų žmonių gyvybės. Jei nuo to priklauso žmogaus gyvybė, galime priimti ir neigiamą poveikį aplinkai. Žmogaus gyvybė yra aukščiau tų mūsų aplinkosaugos standartų. Jums nerūpėtų, ar chirurgas naudoja ekologiškus įrankius. Svarbiausia, kad jis naudoja geriausius įrankius, kurie padeda jam ir jums, kaip pacientui, o jau ekologija tiesiog nevaidina jokio vaidmens. Ši istorija, kaip ir kitos istorijos šioje tinklaladėje, yra paremta pranešimai žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, todėl nepriimkite visko per daug rimtai, bet tai yra rimta. Prancūzų dienraštis Le Figaro rašo, kad pasak vieno prancūzų kario, kai kurią naują karinę techniką puola ir gadina pelės. Šiuo atveju tikriausiai kalbam apie savaeigės haubicas, kurios šiaip yra paremtos elektronika, joms reikalingos pažangios elektronikos sistemos, pažangus balistiniai kompiuteriai ir panašiai, ir jas iš esmės išjungia pelės. Mažyčiai gyvūnai gali sugadinti didžiulės labai brangias ir pažangias haubicas. Kaip rašo Le Figaro, kuris šiaip nėra labai didelis žaliosios politikos gerbėjas, nauja karinė technika naudoja laidus turinčius iš kukurūzų pluošto pagamintą izoliaciją. Ta izoliacija yra plastikas, bet tame plastike yra kukurūzų pluošto. Graužikai apskritai mėgsta graužti plastikus, izoliaciją ir kitas nevalgomas medžiagas, bet tas kukurūzų pluošto kompozitas atrodo pelėms patinka šiek tiek labiau ir lengviau pasiduoda graužikų daromai žalai. Galbūt dėl kvapo, mes nežinome, bet graužikai mėgsta kukurūzų pluošto kompozitus. Kas čia galėjo nutikti? Laidų gamintojai irgi prisitaiko prie naujų standartų ir tikriausiai kuria aplinkai draugiškesnius laidus. Karinės technikos gamintojai tikriausiai specialiai neieškojo ekologiškų laidų, bet tiesiog pirko tai, kas buvo rinkoje, o rinkoje tuo metu buvo kukurūzinių laidų. Viską sudėjus gauname, kad
karinę techniką, nuo kurios priklauso žmonių gyvybės, graužia pelės. Turiu pasakyti, kad Le Figaro rašo, kad problema nėra didžiulė, bet su jie susiduria ir Ukrainos gynėjai, kurie gauna naują vakarietišką karinę techniką. Taigi, bent jau kol kas, tai yra šiokia tokia anekdotinė situacija, juokinga istorija, sklandanti tarp karių tiek NATO pajėgose, tiek Ukrainoje, bet tai gali turėti didesnį ir platesnį pagrindą, nei mes manome. Net jei paliktume karinę techniką nuo šalyje, nuo šio fenomeno galimai kenčia ir automobiliai. Galimai nuo to gali nukentėti ir jūsų automobilis. Nes automobiliai irgi naudoja laidynus, kurie yra izoliuotini plastikais, kurie turi natūralių medžiagų, natūralaus pluošto. Vieno Car and Driver straipsnio herojus, kurio naujas Honda Civic nukentėjo nuo graužikų, sakė, kad mechanikai JAV pastebi, kad graužikų takos prieš automobilius dažnėja ir dėl to gali būti kalti tie laidynai su natūralaus pluošto izoliacija. Tai yra tik gandai, galbūt tai tik gandai, mitai, bet amerikiečiai jau yra pateikę ne vieną civilinį kolektyvinį ieškinį prieš didžiuosius automobilių gamintojus. Gamintojai, aišku, ginasi, jie sako, kad graužikai laidus grauždavo labai seniai ir, tikriausiai ir jūs esate turėję automobilį, kuris nukentėjo nuo graužikų ir tai su biologinėmis medžiagomis nėra susiję, bet žmonės sako, kad, taip, graužikai automobilius puldavo visada, jie ieškodavo šiltų vietų ir, automobiliai tam puikiai tinka, jie juose bando susirengti lizdus ir, graužia laidus. Bet žmonės sako, vairuotojai sako, kad tokių išpolių graužikų prieš automobilius daugėja. Ir jie turi įtarimų, kad dėl to kalti būtent laidynai su natūralaus pluošto izoliacija. Tokie kaltinimai buvo mesti Toyota, Honda ir netgi traktorių gamintojui Kubota. Taigi, ar tie laidai dėl natūralių medžiagų yra draugiškesni aplinkai? Galbūt, o galbūt ir ne. Bet tai yra visiškai nesvarbu, nes, jeigu jie iš tikrųjų traukia peles, jų poveikis aplinkai mums neturėtų rūpėti, nes tai yra didžiuliai nuostoliai, tos laidus reikės keisti, remontuoti ir tam išleisti pinigus, tai vėl kainuos medžiagas, energiją, laiką ir panašiai, taigi tas poveikis aplinkai tampa nebesvarbus, jeigu laidus graužia pelės. Tiesa, reikia paminėti, kad nėra jokių mokslinių tyrimų, kurie įrodytų, kad kukurūzų, sojos ar kito natūralaus pluošto izoliacija labiau pritraukia graužikus. Bet galbūt jų nėra dėl to, kad tai yra pakankamai jauna problema, tai yra gana sunku įvertinti. Bet aišku, plastikų gamintojai gali į tą medžiagą įterpti kažkokių papildomų priedų, kurie atbaido arba nuodija graužikus, arba tiesiog savo skonio ar kvapu netraukia graužikų. Bet net jei ši istorija tai yra gandai, ši istorija vis tiek yra geras pavyzdys, kad tų ekologiškų sprendimų kūrėjai privalo pasirūpinti ne tik poveikio aplinkai, bet ir praktiškumu, kad produktas veiktų apskritai ir tarnautų žmogui ir neskleistų nemalonaus kvapo. Apie ką aš kalbu? Apie smirdančius dažus. Kuo kvepia visiškai nauji arba ką tik suremontuoti namai? Įžengėte į visiškai naujų telaičių savo namus arba naujai suremontuotą kambarį ir kuo jis kvepia? Tas kvapas yra skanus jau vien dėl to, kad jis simbolizuoja tą naują pradžią, naują gyvenimą, naujai suremontuotoje, naujai įrengtoje erdvėje. Tai, žinoma, yra dažų kvapas. O kas jei nauji namai kvepėtų kačių šlapimu ir dvėselina? Ar užuodę tokį kvapą savo namuose labai džiaugtumėtės? Sakytumėte, taip, ačiū Dievui, kad naudojame ekologiškus dažus. Statybose naudojami dažai yra pakankamai toksiški. Aišku, kadaise jie buvo dar blogesni, nes juose būdavo švino ir kitų kenksmingų medžiagų, bet ir dabartiniai mūsų šiuolaikiniai dažai yra pakankamai toksiški ir nėra draugiški nei sveikatai, nei aplinkai. Tas skanus dažų kvapas, kurį jaučiame naujuose namuose, iš tikrųjų yra pakankamai žalingas žmogui, bet jis išnyksta, kai dažai išdžiūsta ir, jį galime išvedinti. Ne visą kvapą, kurį skleidžia dažai, galime išvedinti. Ir apie tai yra mūsų ši istorija. Kartais internete vis pasirodo istorija apie tai, kad šviežiai perdažytas kambarys dvokia šlapimu. Kartais žmonės netgi specifiškai parašo, kad kačių šlapimu, dvėselina ir kitais šlykščiais dalykais. Viena tokia istorija yra iš Jungtinės karalystės, ten žiniasklaidoje plačiai nuskambėjo 2017 metais. Parduotuvių tinklas B&Q paskelbė, kad 100 pirkėjų įsigijusių tam tikrus dažus grąžins pinigus, nes jų namuose labai šlykščiai smirdi. Žmonės skundėsi amoniako, šlapimo, pūvančios mėsos kvapu. Tas kvapas nedingdavo netgi dažams visiškai išdžiūvus, o kartais netgi sustiprėdavo.
Sustiprėdavo netgi praėjus keliams mėnesiams po kambario perdažymo, ypač jeigu diena būdavo šiltesnė ir žmonės, bandydavo plauti sienas, pavyzdžiui, ir niekas nepadėjo. Internete buvo gausu patarimų, kaip to kvapo atsikratyti, bet panašu, kad veiksmingiausias būdas būdavo tiesiog perdažyti kambarį visiškai naujais dažais. Ir būtent kitais dažais, ne tais pačiais iš tos pačios skardinės, bet naujais dažais. Kas nutiko? Ekspertai teigia, kad problemą greičiausiai sukėlė ne patys dažai, tai yra ne jų cheminė sudėtis, ne pigmentai ar, kitos cheminės medžiagos tuose dažuose, o bakterijos. Pasak vieno eksperto, Grahamo Hillo, ES labai riboja kai kurių chemikalų naudojimo dažuose, tiek dėl ekologinių, tiek dėl visuomenės sveikatos priežasčių. Ir pasirodo, kad kai kurių konservantų pašalinimas privertė dažus tapti tokiais namais bakterijoms. Iš esmės, ekologijos siekis pavertė dažus bakterijų veisykla. Ir dėl to jie palankiomis sąlygomis tampa itin nemalonaus kvapo šaltiniu, nes tos bakterijos skleidžia tos nemalonius kvapus. Tas 2017 pavyzdys iš Jungtinės karalystės buvo tik vienas iš kelių panašių atvejų visoje Europoje. Ir aišku, gamintojai ėmėsi kitų sprendimų, jie testavo kitus chemikalus ir galiausiai dažai tikriausiai nustojo smerdėti, bet tos istorijos kartais dar pasirodo internete, todėl sunku pasakyti, ar ši problema buvo visiškai išspręsta. Taigi, koks skirtumas, kad dažai ir jų gamyba yra draugiškesnė aplinkai, jeigu jie tiesiog dvokia. Smirdančias sienas reikia perdažyti, o tai papildomi produktai, papildomas išlaidos ir, žinoma, papildoma tarša. Bet kartais dalykas veikia taip, kaip numatyta, o žmonės jo tiesiog nemėgsta ir jo nenaudoja. Kalbu apie stop-start sistemas. Tiesiog grįžtame prie technikos. Jei vairuojate ne per daug seną automobilį, tikriausiai gerai pažįstate stop-start technologiją. Tiesiog sustojus prie šviesoforo, automobilis užgesina variklį ir automatiškai vėl užkuria, kai ateina laikas pajudėti. Geros modernios stop-start sistemos veikia pakankamai greitai ir beveik nepastebimai. Jos veikia labai sklandžiai ir bent jau teoriškai turėtų sutaupyti apie maždaug 10% degalų. Kartais daugiau, kartais mažiau priklausomai nuo jūsų vairavimo įpročių, nuo automobilio, nuo miesto, kuriame gyvenate, nuo kamščių ir panašiai. Beje, įdomu tai, kad nors stop-start labiausiai paplito praeitame dešimtmetyje, jau mūsų laikais, tai nėra nauja technologija. Toli gražu tai nėra nauja technologija, tai yra gana senas dalykas. Tiesiog jis užtruko, kol pradėjo populiarėti ir pasiekė daugiau automobilių. Pirmasis automobilis su tokia sistema buvo 74-ųjų Toyota Crown. 74-ųjų pabrėžiu, nes tai yra naftos krizės laikų produktas. Ta naftos krizė praėjo ir gamintojai tokių sistemų vėliau nebedėgi, bet po truputį jos buvo prisimintos šiek tiek vėliau. Pavyzdžiui, praeito amžiaus pabaigoje Volkswagen kūrė ypatingai taupius automobilius ir naudoja panašias sistemas Polo, Golf, Lupo ir Audi A2 modeliuose. Bet aišku, tikrai pagreitį, tikrai populiarumą stop-start gavo jau vėliau, jau mūsų laikais, galima sakyti. Idėja yra gana paprasta, kamščių prispaustose miestuose automobiliai labai daug laiko praleidžia stovėdami, o kam stovinčiam automobiliui reikalingas įjungtas variklis. Taigi jį reikia užgesinti ir taip sumažinti vietinę taršą, bent jau taršą toje gatvėje, tame kamštyje, tame kvartale, tame rajone, tame mieste apskritai. Bet to kartu tai šiek tiek sumažina ir triukšmą. Stop-start iš tikrųjų veikia. Taupo degalus, mažina triukšmą, mažina taršą, ypač vietinę. Tai kodėl ši technologija minima šioje laidoje, jeigu tai nėra ekonesąmonė? Atrodo visai gera technologija. Ji minima todėl, kad vairuotojai jos nekenčia ir masiškai ją atjunginėja. Masiškai. Kai kurie šaltiniai teigia, kad 30 ar net 40% vairuotojų, turėdami galimybę ir žinodami, kaip tai padaryti, išjungia stop-start sistemą. Jie tai padaro net ir suprasdami, kad sunaudoja šiek tiek daugiau degalų, važiuos šiek tiek minimaliai brangiau. Ir jūs žinote, kad taip yra, nes internete gausu prekių ir paslaugų, kurios žada išspręsti stop-start, tarsi tai būtų kažkokia problema, kurią reikia išspręsti, tarsi tai būtų gedimas. Tai kokia yra ta aplinkai draugiškos sistemos prasmė, jeigu ją žmonės išjungia? Būtent dėl to aš ją ir įtraukiau čia, ne dėl to, kad ji būtų kažkokia labai nelogiška ar kvaila, bet dėl to, kad žmonės ją masiškai išjungia, tai kokia prasmė apskritai? Kodėl jie ją išjungia? Vairuotojai nepasitikė šiomis sistemomis. Tam, kad stop-start sistema veiktų, jai reikia visos eilės papildomų sprendimų. Tai yra stipresnio akumuliatoriaus, pritaikytos tepimo, aušinimo sistemos, geresnio starterio ir taip toliau. Reikia, kad ir sustojus prie šviesoforo ir varikliui išsijungus,
Toliau veiktų elektriniai įrenginiai, tai stereo sistemos, kondicionierius, navigacija, žibintai. Įdedama labai daug inžinierių pastangų, kad viskas būtų sustiprinta, paruošta tai stop-start sistemai, tam keistam dažnam variklio užvedimo ir išjungimo ciklui, o tada vairuotojas ateina ir išjungia sistemą ir niekada ją nesinaudoja. Atrodo, kad visas tas mechaninis darbas, inžinierių darbas nueina veltui, nes žmonės tų sistemų nemėgsta ir jas masiškai išjunginėja. Vairuotojai beje mano, kad stop-start gadina automobilius, skatina jų dėvėjimas, ypač kai kurių mazgų, o kai kurie mechanikai beje jiems pritarė. Jie teigia, kad šias sistemas turintys automobiliai genda dažniau ir netgi yra brangiau remontuojami. Aišku, tai yra anekdotiniai pavyzdžiai, bet esmė ta, kad jei žmonės išjungia stop-start sistemas, jos bet kuriuo atveju neveikia. Jei sistema yra išjungta, bent jau trečdalyje, penktadalyje automobilių, tai jau yra nesąmonė. Kai kurios stop-start sistemos yra geresnės negu kitos, kai kurios yra tokios prastos, veikia labai netolygiai ir netgi sustojus kamštyje gali išjungti ar bent jau apriboti klimato kontrolės veikimą. Jos tiesiog erzina. Tiesa, aišku, yra išimčių, hibridiniai automobiliai su stop-start sistemomis susitvarko daug geriau. Iš tikrųjų, modernios stop-start sistemos ir buvo sukurtos hibridiniams automobiliams, kurie turi didelės baterijas ir gali netgi pajudėti be vidaus degimo variklio pagalbos. Tai ar stop-start tikrai yra eko nesąmonė, verta atsidurti šioje tinklalaidėje? Galbūt taip, galbūt ne. Jei didelė žmonių dalis šią sistemą tiesiog išjungia, tikriausiai taip. Bet kartu ši technologija gali tobulėti ir mano manimu su laiku jį pelnys vairuotojų pasitikėjimą. Nes tai nėra melas. Automobilis padaro stop, o tada padaro start. Kodėl melas? Nes būna ir melo. Vienas iš tokių melų yra veganiška oda. Medžiagos automobilio salone yra tai, kas iš tikrųjų suteikia tą prabangos pojūtį, kurį mes taip mėgstame. Juk daugiau laiko praleidžiame ne žiūrėdami į savo automobilį iš kažkur iš išorės, o sėdėdami jo viduje. Būtent viduje vairuotojas džiaugiasi savo automobiliu ir tos medžiagos suteikia tą prabangos kokybės pojūtį. Ne ekranai, ne blizgučiai, o būtent medžiagos. Ypač tokios prabangios medžiagos kaip natūrali mediena, natūrali oda. Bet natūrali oda patinka ne visiems dėl sąsajų su ne visada švaria ir ne visada etiška odos pramonė. Taigi rinkoje turime ir nemažai veganiškos odos salonų, turime eko odą ir panašius terminus. Žinoma, ne tik automobiliuose, bet ir, balduose, rankinėse, aksesuaruose. Būtent veganiška oda ir eko oda. Tai yra du tokie terminai, kurie tarsi sukurti mūsų laikams ir jie tarsi pabrėžia, kad dalykas yra draugiškesnis gyvūnams, galbūt draugiškesnis aplinkai, bet ar tikrai? Dažnai tai yra marketingo triukas. Netikra oda yra plastikas. Dažniausiai tai yra vinilas. O automobiliuose vinilinės dangos, dirbtinės odos dangos naudojamos labai seniai ir jas naudodavo netgi tokie prabangių automobilių gamintojai, kaip pavyzdžiui Mercedes, Rolls-Royce. Skirtumas tas, kad anksčiau ta dirbtinė oda buvo pristatoma kaip tiesiog pigesnė alternatyva natūraliai odai. Norite natūralios odos, turite sumokėti papildomai. Nenorite? Štai galite sutaupyti ir pasirinkti vinilinės odos saloną. Vinilinės odos vėlgi kabutėse. Natūrali oda, ypač apdorota, nudažyta aplinkai draugiškais būdais, yra labai brangi. Norint ją aptraukti sėdynę, reikia labai didelių gabalų, kuriuose nebūtų defektų. O kaip žinote, karvės yra riboto dydžio gyvūnai ir juose būna defektų, raukšlių, įpjovimų, įbrėžimų ir panašiai. Ir norint rasti tame dalime natūralios karvės odos gabale vietų be defektų, reikia dažnai žmogaus akių arba kompiuterinio vaizdo ir vaizdo tos analizavimo sistemos. Tam reikia darbo ir pastangų ir dėl to natūralios odos naudojimas automobiliuose yra labai brangus. Ir būtent dėl to automobilių gamintojai jums siūlo veganišką ir ekologišką odą. Tai yra dirbtinė oda. Būtent dėl to. Kai jie dirbtinės odos salonus pristato kaip veganiškus ar ekologiškus, reikia suprasti, kad 9 atvejais ir 10 tai yra tiesiog pigesnis plastikas, lengviau suderinimas su automatizuotomis gamybos praktikomis. Juokingiausia čia tai, kad yra buvę automobilių, įskaitant beje Tesla, kurie siūlė veganiškos odos salonus, bet su natūralios odos vairais. Nes vairui užtenka mažesnių odos gabalų ir jis privalo būti labai atsparus dėvėjimui ir žmogus jį liečia beveik nuolat. Galbūt jau dabar nebelabai, nes yra autopilotai, bet vairas būdavo odinis, o visas salonas neodinis. Veganiška oda arba eko oda ir tai tiesiog yra kvailystė.
Tai tiek turbūt eko nesąmonių dabar. Žinoma, temą galėtume plėsti, galime pakalbėti apie elektrinius greitosios pagalbos automobilius, elektrinius ugnigesių sunkvežimius ir kitas tokias kiek kol kas klibančias temas, kurioms reikia laiko ir technologijų vystymus. Sakykite, jeigu norite, kad išsiplėščiau kažkuria tema, galima apie tai pasikalbėti dar kelis kartus. Tokių juokingų istorijų tikrai dar yra. Bet, žinoma, siekti, kad mūsų gyvenimai būtų draugiškesnė aplinkai, yra pastangų verta svajonė. Dar kartą pakviesiu užsukti į šio įrašo aprašymą, kur rasite kelias aktualias nuorodas, taip pat nuorodoje į Node Multi-Contribui, kur galite tapti svetainės ir šios tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėte ir iki.